Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie apsaugas, energetinės apsaugas. Esam daug matę, daug girdėję informacijos, skaitę, kas aišku domisi tuo, kad reikia saugotis, reikia dėtis apsaugas nuo negatyvios energijos, nuo kažkokių tai energetinių prisikabinimų iš įvairiausių lygmenų ir tikrai metodų įvairiausių yra visko, mes esame matę ir girdėję. Nuo ko reiktų pradėti galvoti? Iš pirmiausia, reikėtų galvoti, kad mes labai daug visko susikūrėm savo galvoj. Tuo pačiu ir tą, vadinkim, negatyvės kažkokias tai atakas, nes kai mes sukūrėm galvoj, kad mus kažkas tai atakuoja, kad mums reikia nuo kažko tai saugotis, mes ir sukūrėm tą situaciją, tą erdvę, kurioje mes esam, kad mus ir atakuoja, ir mus galbūt iš tikrųjų arba tiesiog mūsų susikurtos mintys mus atakuoja ir mes galvojam, kad mes turime nuo kažko tai saugotis. Tai reikėtų labai gerai pirmiausia išsivalyti savo mentalinį lygmenį ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mus kas atakuoja, ar mes jaučiam, kad mus atakuoja ir tada analizuoti situaciją, kodėl mus atakuoja ir ar iš to mes turim kažką tai išmokti, ar mes iš to kažką turim sužinoti. Ir ką su tuo daryti, kad to nebūtų, jeigu iš tikrųjų taip yra. Tai jeigu mes suprantam, kad iš tikrųjų mes patekę kažkokią žemų vibracijų energiją, galbūt mes savo mintimis tą energiją ir negalbūt, o greičiausiai susikūrę esam tą visą negatyvę žemų dažnių vibracijas kuriam aplinkui ir tada situacijos irgi jos kūrėsi pagal mūsų transliuojamą energiją. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Reikėtų ne tik pradėti, bet ką reikėtų daryti vietoj tų vadinamų apsaugų, nes apsaugos tai jos turi ir savo, jos daro mūsų visą energetinį lauką uždarą. Mes atsiduriam kaip kažkokiai tai kapsuliai, kur energija tikrai būna blokuojama žymiai stipriau, tiek iš mūsų išeinanti, tiek į mūsų ateinanti. Netgi gali būti pasireikšti tokie, arba netgi žmogus gali pastebėti, kad mažiau žmonės nenori bendrauti su tuo žmogum, kuris pastoviai dedasi apsaugas, nes tikrai buvo daug teorijų, kad kiekvieną rytą susidėti visas apsaugas, ten vakarė jas nusimti. Gal ir aš esu apie tai kalbėjus, bet kaip pasakyti, visi evoliucionuojam, mokomės ir keičiamės. Tai, žodžiu, ta apsauga, jinai apsaugo mus, daro tokius mus izoliuotus nuo žmonių, nuo energijų, nuo apskritai tokie mes daromės kaip kažkokioj tai kapsulėje gyvenantys savo kažkokiam tai vidiniam pasaulyje. Tai nėra gerai, nes mes iš tikrųjų turim komunikuoti energiją, mes turim ją skleisti, mes turim ją priimti. Ir ką daryti, kad nepatekti į tas žemų dažnių vibracijas, kad iki mūsų neteitų tos energijos, kurių mes nenorim. Tai viena ir pati pagrindinė priemonė, bent aš tokią naudoju ir todėl ir dalinuosi, nes, kaip pasakyti, reikia pačiam išbandyti, kad žinoti, ką kitiem pasakyti. Tai yra kelti savo vibracijas, savo minčių vibracijas, savo viso energetinio lauko vibracijas, nes jeigu mes visą susidėsim, sakykime, apsaugas nuo kažkokios tai negatyvios energijos, bet visą dieną galvosim negatyviai, galvosim apie kitus žmonės blogai arba apskritai visą laiką bus mumise kažkokia tai negatyvi, sunkių, žemų dažnių vibracijų energija, tai reiškia, mes nieko ir nepadarom, mes patys kuriam tą visą aplinką aplink save ir nuo jos bėgam, norim nuo jos pabėgti, bet mes lygiai taip kaip ir nuo jos saugomės, bet kaip ir mes patys ją kuriam. Tai, žodžiu, kuriamės tą pozityvę energiją. Irgi būtų labai gerai, jeigu įmanoma atsiminti, atsikėlus ryte tiesiog pereiti per savo visą energetinį lauką, per savo kūną ir leisti tekėti šviesiai energijai ir tiesiog mintyse sakyti, kad aš sukeliu savo viso energetinio lauko vibracijas. Tuo pačiu ir jūsų mintys valysis, tuo pačiu ir jūsų pačių vidinė būsena gerės nuo tos energijos. Ne tik tai, kad jūs išvalysit savo energetinį lauką, bet jūs ir kursit ir skleisit tą visai kitų dažnių vibracijas. Nes tai nereiškia, kad neteis sunkumai, nebus sunkumų ar kažkokių tai situacijų, kur mes galbūt krisim į tą negatyvę arba į kažkokias sunkes mintis. Bet yra svarbu, kad einant būtent per tos sunkumus, per kažkokius išbandymus, mes vis tiek sugebam
kurti tą pozityvę, šviesią energiją, kuri mums irgi padeda pereiti per tas kažkokias problemas žymiai lengviau. Tai va, tai žodžiu, kurti, kelti savo viso energetinio lauko vibracijas. Kaip jūs tą darot, kaip jūs tai darysit, čia kiekvieno asmeninė patirtis ir įsivaizdavimas, tai nėra kažkokių metodikų, metodų ar žingsnių daryti taip, taip ir ne kitaip. Jūs tiesiog savo atraskite tą, kad jūs patys pajustumėt, kad jūs tą padarėt. Kad vidumi jaučiu, aš jaučiu, kad taip, kad tai ir yra dabar kaip aš, nes mes ir mintimis kuriam visą tą savo aplinką ir savo visą, mintimis kuriam visą savo energetiką ir mintimis kuriam savo visą realiai gyvenimą. Tai lygiai taip pat mes mintimis galime kurti ir tą energiją, kurios mes norim, kad jinai būtų aplinkui mus ir mumyse. Tai tokiu atveju, kai mes sukuriam tą didžiulį platų lauką aplinkui save šviesios energijos, jokia tamsi energija jinai negali tiesiog tamsi ar žemų dažnių vibracijų, kaip mes ją beįvardinsim. Atakos visos kažkokie, tai ten galbūt ir netgi kas užsiima magiją, juodąją magiją, ten galbūt yra įsivėlę į kažkokius tai stiprius dalykus. Ne kartą yra tekę bendrauti su klientais, ir kurie tikrai žino, jaučia, kad jau yra įsitraukę į kažkokius, susijungę su kažkokiais kanalais, kurie siurbia iš jų energiją. Tai gali būti, aišku, kompleksinis reikalas išeiti iš tokių jau, kur yra labai sudėtingos situacijos, bet realiai tiesiog kuriant tą energetinį šviesų lauką, iki jūsų net nedaeis tos tamsios energijos. Aišku, reikia saugotis, reikia neįsivelti į kažkokius tai, kur jūs įtraukia, kur jūs bando iš jūsų kažkokią, naudotis, kur jūs jaučiat, kad yra išsiurbiama iš jūsų energija, arba jaučiat kažką tai, kad tai nėra tikra, tą, ką žmogus sako, tai ne iš tikrųjų, ką jisai mano. Reikia labai ugdyti savo intuiciją ir neįsivelti visokius bandymus, eksperimentus ir projektus, kur jūs galbūt abejojat arba vidumi jaučiat, kad tai ne jums ir kad nereikėtų tenais įsitraukti. Ir tokiu atveju jūs, kaip pasakyti, apsisaugote, būdami tam šviesam, jūs galite vizualizuoti, kaip jūs esat kažkokiam šviesiam rate, aplink jūs kaip einat, galbūt tiesiog matot, kaip jūs kažkokiu tai spinduliu aplinkui, jūs eina ta energija, kuri irgi valo viską aplinkui, jūs netgi patys esat tada kaip tos bendros visuomenės energijos valymo dalis. Irgi, kai jūs einat kažkur, žmonės jūs sutinka, jie irgi jaučia tą energiją, perima tą pozityvę energiją. Sakau, nereikia tik tai maišyti, kad iš problemų, taip, problemos yra mūsų ugdymo, augimo, kaip pasakyti, metodas. Nes jeigu mums visą laiką viskas gerai, mes užmiegam, mes pasidarom tingus, mes neevoliucionuojam. O problemos ar kažkokios sunkios situacijos, kur reikia rasti išeitis, kur reikia rasti kažkokį tai kelią, kažkokį tai mąstyti, kažką daryti, tai yra mūsų evoliucijos dalis. Todėl, aišku, visi mes norim gero ir lengvo gyvenimo, bet jis yra toks, koks yra. Mokykloje reikia mokytis. Tai tokia yra mintis apie tas apsaugas, kad vietoj apsaugų, jeigu taip reziumuoti, vietoj apsaugų kurkimės aplinkui save šviesią energiją, leiskim jai tekėti, leiskim valyti mus pačius, mūsų energetinį lauką, ir tuo pačiu jį padaryti tokį tankų, kad nepraeitų pro jį jokia kita energija, jokios atakos iš bet kur, fizinio lygmens, dvasinio lygmens, energetinio lygmens, kaip kas gauna tos atakos, ar kaip čia ta energija gali būti iš įvairių šaltinių. Ir tikrai stebėkite, ir manau, kad pamatysit, kad jūs nebūsit apsiriboję, nebūsit izoliavę savęs, o atvirkščiai jūs kaip tik skleisit per save tą visą energiją. Jūs būsit tuo energijos šaltiniu. Reikia tik tai neužsiauginti ego, kad aš jau čia dabar esu šviesa, jokių būdų. Ne tai, kad aš esu šviesa ir čia jau visi turi manęs labai norėti, kad aš juos čia nušviesčiau, bet kad per mane ta energija tekėtų, tuo pačiu saugotų, arba, kaip pasakyti, būtų kaip ir
toksai barjeras visom negatyviom energijom, bet tuo pačiu ir mes spinduliuojam tą energiją tolyn, gal kiti žmonės pajus ir norės su mumis bendrauti, norės iš mūsų, nu, tiesiog keistis tą energiją ir tokiu būdu mes tą energiją skleisime plačiau. Tai va, tiek šiandien, iki.